Šiandien išpakuosim naują Sunseeker X5 belaidį, vejos robotą ir pabandysim pasileisti. Mūsų GPS antena. Taip, šitie smėliai yra skirti antenoj, pritvirtinti prie žemės. Taip, anteną pritvirtinam. Antenos kabelis yra iš tikrųjų labai ilgas, manyčiau kokie 15 metrų. Galim ir ant stogo drąsiai dėti. Taip, turim krovimo stotelę. Turim robotuką transportavimui. Taip, šitas bus skirtas šitam, šitas bus skirtas mažesnis šitam. Robotė kažkas apie 10 metriukų tikrai yra. Na ką, robotas pajungtas, antena pajungta. Žiūrėkim. Kas vyksta su antena. Turim indikacijas. Turim robotą. Parsisiunčiam Sunseeker programėlę. Spaudžiam pridėti įrenginį. Rašo, kurį QR kodą mes turim nuskanuoti. Ir viskas yra žingsnis po žingsnio. Atsiranda kamera. Pasigavo. Žodžiu, kaip išsirinkti sprogimo stotelę vietą. Tai jeigu apibendrinant, 1,5 metro spinduliu, neturi būti jokių kliūčių. Kitas dalykas, ką reikėtų paminėti, kad stovint ant roboto stotelės, mes turim vizualiai matyti anteną. Opa, mes ją matom. Bluetooth ir Wi-Fi. Čia verta paminėti, kad kas yra labai svarbu, iš tikrųjų, kai jūs būtumėt prisijungę prie namų Wi-Fi tinklo, tam, kad robotas iš karto pasigautų būtent jūsų Wi-Fi tinklą. Įrenginys susietas, įvedam PIN kodą. Taip, įvedam passwordą jūsų Wi-Fi'aus. Prisijungti, jungiasi prie mašt. Pradėti toliau, važiuojam toliau. Taip, sumontuoti, antena prie Bluetooth. Atveju susijęti. Mes ją atradom, antena sėkmingai susieta. Atnaujinam, tai irgi yra labai svarbu, kad reiktų atnaujinti įrenginius. Na, kai jau robotas yra prijungtas prie Wi-Fi'aus, mes darom tokį vaizdelį, spaudžiam pradėti. Pradėti žemėlapio sudarymą. Turim kelis variantus. Kaip tai daryti. Šiuo metu jisai jungiasi ir daro analizę. Pradėti patikrą. Praleisti. Nu, pradėti žemėlapį sudarimą. Mes valdysim robotą per telefoną, tai yra į priekį atgal. Pabandysim apvažiuoti visą sklypą palei kraštus, tam, kad susidarytų žemėlapį. Nu va, grįžom į stotelę ir turim žemėlapį. Spaudžiau pradėti, išvažiavo dirbti. Matė mane kaip kliūtį.